Sveiki, senai nesimatėm. Orai pradėjo šilt, pagalvojau, kad laikas atidaryti vasaros sezoną su dviračiu. Taigi, trumpai prasiminsiu. Dabar yra kovo 16 diena, 6 valandas, tai nežinau, kokią gerą valandėlį. Gal ir ilgiau, bus matyti. Bet šiandien tikslas tiesiog po miestą važinėti ir kadangi rytoj mano gimtadienis, tai tą progą pabandysiu išraižyti savo gimimo metų skaičių. Važiuojam, žiūrėsim, kas čia gaunasi. Iš tikrųjų jau senokai nedariau video, tai net keista kalbėti vėl į tą kamerą ir kažkaip, nežinau. Dabar bandysim pirmą skaičių išraižyti. Tai realiai man čia reikės biškį pavažinėti pirmyn atgal. O po to dar vienas skaičius. Tai vat, nežinau kiek aš čia užtruksiu. Kiek čia tų kilometrų susidarės. Nemanau, kad labai daug, 2-3 tuo tarpu manyčiau. Tai vat. Bandom, važiuojam Panevėžio gatvėmis. Dabar tikslas numint man iki Senukų. Ir realiai tuo pačiu keliu atgal. Va, aš jau Senukas. Realiai dabar apsisuks ir važiuosiu atgal tuo pačiu keliu. Oje, bičiuliai. Kaip geras dviratukų šakas. Malonumas tiesiog. Senvagė. O, kaip atvėlė. Patvynė vėlė kaip. Nu ką, gerai atskleisiu dabar. Pirmas skaičius, kurį dabar bandau išraižyti tarp GPS-o, tai bus 3. O po to bus dar vienas skaičius. Jokios paslapties nėra, tai bus 32. Tukas sutvarkytas. Pirmą kartą važiuoju. Na. Taigi, kasgi čia matosi? 3. Šioks toks 3. Nežinau, ar jums panašu čia į 3, bet gal turi panašumą, ne? Nu ką, grįžtam atgal. Bus gerai su to trejete. Moterų Panevėžio kalėjimas. Kitoj pusėje mokyklėlė. Normaliai. Dabar bandysim dar vieną skaičių suražyti. Tai truputį judėsim jau link namų. Namų pusė. Skęsta takas. Pėsčiųjų dviračių. Upė vėliau kaip atvins.
Na ką, dabar palei parkelį pralėksim. Skaistakalnio parkas. Palei upę. Tiesiai stadionas. Kitoj pusėje Maxima. O, sniego gerokai daugiau. Kaip keista kalbėti kamerą, kai žmonės tai pasižiūri mane. Tai toks labai nejaukus jausmas būna. Nežinau, reikia labai priprast prie tos kameros. Belė, kaip reikia priprast. Aišku, paskutinis mano video buvo prieš 5 mėnesius. Planavau, bet taip ir nieko nenuplanavau. Nieko nenufilmavau. Čia dar grina žiema. Sur šlapia. Ledas, sniegas. Drėgmė tokia jaučiasi. Kalėdinės lemputės. Užtvanka normali. Opa. Gerai, kad neįkrito telefonas, blema. Pasisekė, blema. Ratukas. Bliama belė, kaip atrodo. Va ten va užtvanka, persikėliau per kelią ir toks vaizdas atsivėrė. Dabar galvoju, kaip čia man važiuoti. Nu, bandom čia dar. Rodas čia keliuks yra. Ar ir ne? Čia yra. Jo, važiavau aš. Šlapynės, ja. Gal čia nuosavį valai. Pravažiavimo nėra. Nieko tyras. Juokauju. Pažiūrėk. Eik, prisėmiau kojas. Na, čia per tokią balą pravažiavau. Atsiprašau, kažkaip mažu išsprūdo. Dabar per sniegą. O, šlapės. Žinau, kad tikrai yra čia keliukas, kažkada važiavau, bet neatsimenu, kad čia. Jo, pataikiu už 5 kartą. Kažkas gausis, blem, kažkas gausis.
Dabar kol kas visiškai nesąmonė gaunas. Trys visai, suprantama galbūt. Nu ką, paskutinė atšaka, dvejetuko ir viskas. Ir mums gavosi šioks toks 32. Įdomiai atrodo biški, bet... Šios dienos tikslas kaip ir pasiektas, aišku. Norėjęs tikrai daugiau tų kilometrų numinti. Realiai numiniau tik tai 16 km per valandą laiko. Tai labai buvo daug tų sustojimų, šviesoforų ir panašiai. Tai yra kaip yra. Bet tikslas pasiektas, sezonas atidarytas. Ačiū, kad kartą atidarėt sezoną. Susimatysim greitai. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki.